That's right. Kaip baisu, eina šiek. Šaunu! Šią vasarą įskrendu už Atlanto patirti tikrą amerikietišką gyvenimą. Eisim pašaudyti. Kartu su manim keliauja mano geri draugai Agnė, Kamilė, Gertrūda ir Lukas. Į Ameriką skridom su 3 skirtingais lėktuvais ir visa kelionė užtruko virš 30 valandų, kol nusigavom iki mūsų gyvenamos vietos Montanos. Čia mes praleisim 3 mėnesius dirbdami skirtingus darbus ir ieškodami nuotykių po Montanos nuostabią gamtą. O 4 mėnesį keliausim po Ameriką bandydami kuo daugiau visko aplankyti. Jei nori prisijungti prie šitos kelionės ir pamatyti, kaip atrodo amerikietiškas gyvenimas, nepamiršk paspausti subscribe mygtuko. O dabar leikiam pažiūrėti, ką šią savaitę nuveikėm Amerikoje. Duok numeriuką, gražuolė. Sveiki visi, šiandien yra jau nežinau kelinta diena Amerikoje, gal 9 ar 10, bet žinau vienintelį dalyką, kad varysim šiandien pašaudyti su šautuvu. Niekad gyvenime to nesudaręs, tai labai bus įdomu pabandyti, pasiims mūsų Fabianas, kur praeitam video buvo, varys visą šaiką, tai pažiūrėsim, koks tas jausmas turėt galios. Važiuojam. Spaudžiam šitą, kišam. Sakė sunkėja, tai tikrai sunkėja, bet va. Nežinau vėl ar kažkas matys, bet čia yra jau kažkiek sudėta. Ai, čia rodo, va dabar yra 9, iš viso telpa 14. Jeigu aš ne taip dedu ir mes kažkaip šausim savo į koją, sorry. Varab. Ką pasiruošėm? Fabian, lokys! No, That's it. It's empty. Holy shit. Wait. Let me show you. Empty, see. Čia nesitikėjau tikrai visiškai. Eik tu nuočiau. Va čia buvo, wow. O čia tai. Aš pirmą kartą girdėjau iš arti kaip šaudo, tiesiog random pradėjau šaudys pagalant. Eik tu kaip per ausis kalė. Eik savo. Su visa žaika atvarėm, pasiruošę merginos irgi šaudyt. Einam, pasižiūrėsim, ką gero. Sako Lukas, Fabian, lokys, pu. Tokiam range, va. Gamtoj. Ką, tipo negražu? Tipo negražu, aš tai sakyčiau, kad visai gražu. Pasiėmė dar kitą kamerikę, pabandom su šitą pajungsim. Pažiūrėsim, kas gero. Here? Yeah. Žinok, žiauriai pioši. Just load it. Rock it really hard. That's it, just load it. Okay. Net dreba ranka. Wait. Are you okay? I just hear. Yeah, I know. I told you. Dreba rankas. One more. That's it. Šiaip smagu, dabar apsišildėm. Galima bus pradėti šaudyti normaliai, nes iš pradžių tai tiesiog žiūri į tą taikinuką ir tas taikinukas per visur taip dreba. Našiškai baisu. Oh, you gotta rack it first. You gotta rack it. Rack it now? Yeah. Wait. Put the finger out of the shirt. That's rack. Kaip baisu, eina šiek. Šaunu! Yeah. Oh my god. Eik tu nu! Wait, don't pull this way. Just hold it like that. Take your finger out of the trigger. Eik tu, načiur, kaip ausį skauda, tu durnas, nieko negirdžiu, atrodo per ausį. O, eik savo. Širdis pompuoja nežmoniškai. Aš save filmuoju, mane filmuoja, čia 3 kampai. Mano eilė jau dabar? Tavo eilė. Pasiruošus? Nežinau. Prakaituoja rankos.
Ir žiauriai spengia dabar ausyse, nors ir su ausinukais, bet vis tiek spengia. Atsakau, realiai va tokia. Dabar Gertrūda šaudys, Gertrūda šiek tiek šaudo su kažkokiu ginklu Lietuvoje ten, nežinau kokiu tiksliai, bet manau jai geriausiai seksis iš visų čia. Pažiūrėsim. Gertrūda pasiruošęs? Ne, bijau biškai. Bet tu šaudygi. Jo, bet senai žiauriai šaudžiau su pistoletu. Eik tu savo. Ne to, ką tikėjausi. Unload it. This is Fabian, fucking what are impossible. you gonna do? Bro, this is fucking... I'm gonna try to shoot that thing, but... Lucas missed. 3, 2, 1. Get it, man! God, fucking impossible, dude. It smells like fucking gunpowder, man. Kaip zukės petarda kvepia. Yeah. Yeah, it's like a... It's like a... It's like America, man. Visi pašaudėm, jungiam montažą. Nors ir uždyka kvatro, varom į keturiką. Dėliosim, tu nesupyka, jau jaunybė turime tikslą. Daviklis judesio kaukia, vardą mano iššaukia. Pabaigos niekas nelaukia, mintimis pinigus traukiam. No dinero, no dinero! Dabar važiuojam. Ne, pirmą pasakyk, kaip sekė šaudyt. Ai. Sekė šaudyt kaip? Ne, čia buvo žiauriai smagu, įdomu. Kitą kartą pirksim taikinius, kad galėtume daryti konkursą. Žodžiu, tai dabar pasirepadavom, o dabar mus Fabianas veža kažkur, kur mes nežinom kur. Sakė, bus vaizdų. Bus vaizdų, sakė, bus labai gražu. Tai va, važiuoja. Čia Tadas mus magina filmuoti. Aš priverčiu kartais jos pasifilmuoti, reikia. Pavargsto širgi, reikia kitų žmonių. Įsibos, tai mano tą veidą kreivą žiūrėt. Apskritai, mes baigiam darbą prieš valandą. 9 valandas. Miegom šiandien 3. Atsikėlėm, atidirbom 9 valandas. 2 valandas važiavam autų, valandą važiavam autų. Ir tada, pažiūrėkit, tiesiog išvarai ir tu esi tokio kampoje. Įsivaizduojat jūs? Ne. Atvežė Fabianas kažkokią vietelę. Šiaip žiauriai, kad atrodo. Taigi visi ką tik pasidarėm amerikietišką asmens kodą. Lukas šiek tiek išprotėjo. Ir dabar varysim pavalgyt. Varysim pavalgyti į Olive Gardeną tikriausiai. Ir tada dar apsišopint. Ir parodysiu, kokių nusipirksiu snacksų šiandien biškį vakare. Tokių įdomesnių, kažkokių amerikietiškų. Tai važiuojam. Mūsų vairuotoja va atvežė mus biškį. Privati vairuotoja, realiai. Mes ant tiek jau stumėm Amerikui, kad tiesiog mus vežioja žmonės. Va, bum, duris atsidaro. Neatsidaro duris dar. O? Thank you so much. Thank you. See you. Pasirodo, keičiasi planas, einam į IHOPą, nes Olive Gardenas per brangu mum. Net taip ir gerai stumėm toje Amerikoje pasirodo. Ane, Agne? Kol kas taip. Vėliau galbūt ir Olive Gardenas. Kažkada. Kažkada. Einam, pažiūrėsim, kad čia gerą duoda. Plup. Hello. 4. Wow. O, breakfast dar yra. O, žiūrėkit, čia kava. Kava čia? Nu, taip amerikietiškai atrodo, nemeluosiu iš tikrųjų. Tokį meniuką vat gavom, biškį apverstas. Ką čia gerą turim? Bram, aš tai nieko saldaus, aš tiesiog noriu normalaus maisto, čia viskas va taip vat atrodo.
Tokius. O, blemba. Parodyk, kaip atrodo. Galim tą reikia pasimti tokį, bet čia... Nežinau, kiek čia kalorijų bus. Mirsiu. 1600 pusryčių kalorijų. Have it all breakfast yra štuka 660 tūkstančių kalorijų. Ei, kas nežino, kiek yra daug kalorijų, tai mes per dieną 3 štuką sunaudom kalorijų realiai. Vyrai. Jeigu čia valgyt pusryčius, pietus ir vakarienę, tai čia aš nežinau, aš išprotėjau. Nu, amerikiečiai. Amerikiečiai visgi amerikiečiai. That way just to warm it up. Yeah, no problem. Thank you. Kaip kavytė? Galėtų būti kaviškesnė. Kaviškesnė? Paragaujam amerikietiškos kavytės. O, blema, man tai čia kaviška. Man čia per kaviška. Aš nesu kavos mėgėjas didžiausias, bet toks vandenį, nu jo. Tiesiog vandenį jie geria su kavos skoniu, realiai. Toks vandeninga tokia. Jo. Šių kaip ir išsirinkau, kad imsiu amerikietiškiausią pusrytį, kokį tik įmanoma. Tai taip atrodo. Su beikonu, kiaušiniai, blynai, dešrelės ir kažkoks hash brown kažkas tai. Tai gausiu, man atrodo, kiek kalorijų gausiu? 1170 gausiu kalorijų. Nu, skaitau kaip gerai, nu. Reikia užsigerti normaliai. Tai čia labai saldu. Papurta, nu davai paragausiu ir aš. Man to Čia latė, ne? Saldžiausias? Man tai ne, bet tas tavo vanduo. Eina savo. Eik tu mačiur, kaip saldu. Čia reikia savo kavą užsigauti rimtai. Amerikiečiai savo saldumu yra išprotėti. Čia yra tiesiog, nu čia nėra nesąmonė. Man jau pradeda nervuoti, tu pasiemi kažką atsigerti ir viskas yra tiesiog saldu rašo. Zero sugar ir nežmoniškai saldu. Jie čia prideda kažko tai, aš nežinau ko. Ar saldu buvo? Belė kaip saldu. Belė kaip. Čia yra saldžiausia kava, kurią aš esu gerus. Ir šiaip neskani, nes atrodo užpilta senų vandenį. Alrighty, guys. Anything else you want? You're welcome. No, I think we're good. Thank you very much. Bet taip ką, žinot, skaniai atrodo. Ką, Agnė pasiėmė? Turime kiaušinius benediktus su kumpas. Kumpas? Ir vaisiai. Ką tu gerai turi? Kažkokį sumuštinį su vištiena. Čia biskvit sandwich. Pasluko tai skaniausiai atrodo. Nu, ką gero. Gerai? Nu, pragauti ir aš, ką čia gerą turim. Kiaušinukas. Kiaušinis kaip kiaušinis. Šitas dalykas, nežinau, kas čia yra. Nu, šiaip realiai nieko įspūdingo nėra. Ir aš sumokėjau irgi 18 ar 19? 19 dolų sumokėjau taip. Ar apsimoka? Sakyčiau, kad ne. Ar skanu? 50. Galėčiau namuose tai geriau pasidaryti. Tai taip, manau daugiau čia neįsiu. Tikrai neverta. Aš nežinau, kas čia yra tiksliai. Kažkokios bulvės, bet jos taip sutarkuotos. Nežinau, kas čia tiksliai yra. Pirmą kartą manau tokį dalyką gyvenime. Ar ragauti reikia. Aš skanus šitas dalykas. Ne, sutarkuotos bulvės tiesiog. Bulvės kaip bulvės. Man atrodo, po biškį pradedu suprasti, dėl ko čia tiek kalorijų, nes realiai valgau ir ant lūpų jau riebalas toks kaupėsi. Viskas aliejų išmirkyta, tai po biškį pradedu suvokti, dėl ko čia amerikiečiai biškį stori. Dabar sudorosiu visą šitą maistą, visi pavalgysim, pakimarinsim ir varysim į parduotuvę Reis. Realiai ten kaip dekatlonas, tiesiog amerikietiška versija. Tai prisipirksim gal haiku kažko. Aš nežinau, ar kažką pirksiu, bet kiti pasiruošę leis pinigus, tai pažiūrėsim, ką čia pirks. Gal aš kažką pasimsiu, gal rasiu kažką. Pavalgiam, pasisotinom, einam dabar į Reis parduotuvę. Tai einam, pažiūrėsim, ką ten gero turi parduot mum. Arba gal pavokt. A? Ką čia gero turim? Iš kur čia pradėti dabar? Kiek čia visko daug. Lukas jau užsijėm už galvos. Luko svajonė parduotuvė. Visus pinigus.
Laipėtų į parduotuvę. Einam pažiūrėti, ką čia gerą turi. Čia visai ką tai atrodo. Ką aš žinau? Nežinau tiksliai, kas čia yra. Aš nesu labai haikinimo žmogus ir nesu labai ten, nežinau, laipėjimo ir taip toliau. Tai man čia nėra labai big deal ta parduotuvė. Bet einu paieškosiu kažko kieto. Jeigu kokius kietus batus radau. Su spigliukais. Su spiglais. Taip, pat į haiką. Su tokiu karabinu. O, virvės pasikardą ir yra pardavinėje. Laikytų į bištą įrogės, kai 105 kilų žmogų atlaikytų jaučiu. O, ką čia turim? Valtelę. Ne, manau. Emu šitą tai emu. Jeigu pidisa kainuoja emu. Opa. Kas čia? Karstas. Plūduriuojantis karstas tiesiog. Aš pavargau iš parduotuvės, aš čia nieko nepirksiu, aš jau supratau. Man čia viskas yra per brangu, bet jie perka striukės po 200 eurų. Puh, $200. Aš nelabai tas, kur leidžia pinigus, aš tas, kur geriau kokybiškai ir pigiai. Du nesutampami dalykai, bet manau įmanoma vis tiek surasti. O, priau meškerės. Ką čia gerą turim? 100 pem. O eik tu nuočiurt. 100 pem. Už spiningėlį. Nebejuokim. Žinot, kažką tik supratau. Aš dabar ką tik supratau, dėl ko aš niekad nieko neperku tose amerikiečių parduotuvėse. Nes jūs pažiūrėkit, kiek čia yra, pavyzdžiui, spiningų. Yra čia spiningai. Tada eina ten dar 3 eilės tų spiningų. Ir kai yra tiek daug pasirinkimų, mano smegenys automatiškai tiesiog atmetimo būdu neperka nieko. Nes čia per daug, kom čia skiriasi šita nuo šitos. Jos identiškai atrodo, tiesiog skiriasi va šita 200, šita kainuoja 200, šita kainuoja 70. Ir kom skiriasi, aš tai nežinau. Ir čia jų belė kiek yra. Ir amerikiečiai tiesiog daug visą laiką parduotuvėse turi, daug skirtingai, daug pasirinkimų, milžiniškus parduotuvės. Ir man automatiškai tiesiog nereik nieko, per daug čia. Nes nežinau, kuris geriausias variantas. Duodu 3 tiesiog meškerės, sakytų, čia plūdinė, čia spiningo, čia dar kokia nors. Va tokias turim, kurios nori, sakyčiau, šitą ir viskas. O čia kai tiek pasirinkimų, tiesiog toks pasirinkimų paralyžius atsitinka, tu nebenori nieko. Bent jau man, aš nežinau. Man čia per daug visko. Nu ir desimušimui dar atėjom į Walmartą, paskutinė stotelė mūsų. Pasim kažką skanaus, amerikietiško tokio. Nu, tiek parduotuvę praėjom, kad jau aš nebegaliu. Visą energiją ištraukti iš manęs. Bet parduotuvėje, kur maisto yra, čia jau mano dalykas. Čia jau mano dalykas. Labai kažką naujo noriu pabandyti iš gėrimų, kažką amerikietiško. Tai vėl Walmart'e, čia vėliai kiek tų gėrimų. Kas blogai, kad čia tik pakelis pardavinėja. Aš nenoriu viso pačioko. Aš noriu vieną tiesiog paragauti. Pagaliau radau po vieną prekę. Pagaliau, aišku, čia pasirinkimas mažesnis, bent po vieną. Aišku, iškart kaina brangesnė. Pabandau va tokį dalyką. Mountain Dew. Su voltažu čia. Nutrenks mane. Eimam tokį vieną, nes kiek atrodo. Šie spraitas koks įdomus. Ir tokį spraitą pasimsiu. Sprite Chill. Šitus paragausim. Ir manau, realiai taip ir užbaigsiu savo dieną. Susitiksim kitame video, nes visiškai pavargęs, nusikalęs. Tikiuosi buvo smagu, nepamirškite, aišku, pasubscribint, palaikint. Ir susitiksim kitame video. Žaisim beer pongą, bus žiauriai kietai.